Sveiki, gerbimieji kolegos, matematikos mokytojai. Kalbėsime apie matematikos tekstų skaitymą. Kodėl skaitymas svarbus? Dėl to, kad elementarūs skaitymo įgūdžiai savaime neįsivysto į sudėtingesnius raštingumo įgūdžius. Deja, jeigu ir pamokė vaikus skaityti lituanistai, tai nereiškia, kad vaikai supras matematikos uždavinio sąlygą. Ten jau yra sudėtingesnių raštingumo įgūdžių reikalaujama, labai specifinių, ir to dalyko reikia, kad mokytų dalyko mokytojas. Taigi ankstyvieji raštingumo įgūdžiai turi būti pagrįsti dalykiniu raštingumu, integruoti į dalykinį turinį. Matematikos mokytojai, kaip ir kiti savo dalyko mokytojai, moko ne tik faktų, skaičių, procedūrų, ne tik matematinio pasaulio matymų, bet ir skaityti, rašyti ir kalbėti taip, kaip tai daro matematikai. Skaitymas mokantis matematikos. Kuo ypatingas? Matematikai skaito, norėdami pasiekti tiesą, tokią matematinę tiesą. Istorikai tai pasižiūri interpretacijos. O matematikoje labai kieta. Jie nori pasiekti tiesą. Dėl to intensyviai svarsto kiekvieną žodį. Ten nėra nė vieno žodžio, kuris būtų šiaip savo, dėl gražumo. Dėl to reikia suprasti, matematikos tekstas yra labai glaustas. Kokia pagrindinė strategija? Skaityti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą skaityti, tol kol suprasime. Ir dar matysime, yra ir kitų tokių pagalbinių strategijų, kurios vadinsis tiesiog teksto parceliacija, išskaidimu, kad suprastum, ką ten iš tiesų dar kartą skaitai. Ypač daug dėmesio skiriam klaidoms rasti. Jeigu jau matematikos tekstas uždavinys spręstas, tai žiūrim, ar tikrai taip, ar nėra klaidų. Esmė supratimo tikslumas. Ne šiaip suvokti maždaug, apie ką čia, tiksliai suprasti. Kaip matot, matematika labai jau tiksliai. Man labai patiko kolegės Albinės Vilimienės atneštas toks matematikos uždavinys apie raudonus ir mėlynus kubelius. Paskaitykim jį ir išspręskim, naudodamiesi strategijomis. Algis turi raudonų ir mėlynų kubelių. Visi kubeliai vienodo dydžio ir vienas nuo kito skiriasi nebent spalva. Dėdamas juos vieną ant kito, Algis nori iš 11 kubelių pastatyti tokį bokštelį, kuriame jokie du raudoni kubeliai nebūtų greta. Kiek skirtingų bokštelių jis gali pastatyti, panaudodamas 6 raudonus ir 5 mėlynus kubelius, B dalis 5 raudonus ir 6 mėlynus kubelius. Kai paskaitau šitą uždavinį, taip, tai aš matau, kad čia nereikalingas vienas žodis. Visiškai. Nebent. Kubeliai viens nuo kitos skiriasi nebent spalva. Kam tas žodis nebent, ar ne? Galbūt tai yra vertimas iš kitos kalbos. Ką dabar darom? Paskaitėm, įdomu pasidarė, tai yra žodinis uždavinys. Sprendžiam. Skaitom. Analizuojam uždavinį klausimų atsakymų būdu. Va čia antrą kartą skaitom, kad suprastume, keliam klausimus ir sakom atsakymus. Tai va, matematikos tokia pagalbinė strategija, skaitant dar kartą. Pirmiausia, kuri informacija nesvarbi, kad kubeliai vienodo dydžio. Tiesiog mes ją atmetam, nes galim net neklausti tokio klausimo, bet jeigu ten būtų daugiau nesvarbios informacijos, kur tiesiog painiojasi, tai tada būtų tikslingas toks klausimas, kuri nesvarbi informacija, mes išbraukiam ją. O kas svarbu? Kubelių spalva svarbi. Kokių spalvų kubelių Algis turi? 2 spalvų, raudonų ir mėlynų. Ką Algis sugalvojo? Aiškinamės. Iš 11 kubelių, reiškia 11 kubelių turi būti, pastatyti tokį bokštelį, kuriame 2 raudoni nebūtų greta. Tai kas juos turi atskirti, klausim? Mėlynas kubelis. O gali viens šalia kito būti 2 mėlyni? Gali. Išsiaiškinant visą sąlygą, kas ten yra. Matot, klausimų čia daugiau, atrodo, ar ne, negu kad ten buvo atsakymų. Bet mes šitos klausimus iš to teksto
iš lukštenių atsakymus mes ten randam. Vadinasi, ką mes dabar padarėm? Mes supratom, kas ten parašyta. Tekstą supratom. Klausimų, atsakymų būdu. Tokia strategija. Kuo skiriasi užduotys A ir B? Toliau strateguojamis. Vieno kubelio spalva tik skiriasi. Pirmu atveju vienu raudonu kubeliu daugiau, antru atveju vienu mėlynu kubeliu daugiau. Ko mūsų klausama? Kiek skirtingų bokštelių algis gali pastatyti pirmu ir antru atveju. Gerai. Taigi, pirmas dalykas. Kiek skirtingų bokštelių algis gali pastatyti, jeigu jis A panaudos 6 raudonus ir 5 mėlynus kubelius. Tai kiek prireiks mėlynų kubelių atskirti 6 raudoniems vienam nuo kito. Jeigu jie yra 6 raudoni, tai kiek tu įkiši tarp jų? 5 įkiši. Taip. Taigi, kiek bokštelių algis pastatys? 1. Viskas. Kiek jis turėjo mėlynų kubelių? Kiek? Jis turėjo 5 mėlynus. Visus panaudojo. Tai kiek bokštelių? 1. Pasitikrinim dar kartą. Klaidų nėra? Nėra. Valio, išsprendėm pirmą dalį, einam toliau. Kiek skirtingų bokštelių algis gali pastatyti, jeigu jis B panaudos 5 raudonus ir 6 mėlynus kubelius? Taip, antras variantas. Klausimas, kiek prireiks mėlynų kubelių atskirti 5 raudoniems vienam nuo kito? 4. O kiek mėlynų kubelių lieka laisvų, tai yra tokių, kurie nenaudojame atskirti raudoniems kubeliams? 2. Lieka laisvi. Ir mes jau žinom, kad gali būti ir po 2 kubelius mėlynus vieną šalia kito. Taigi, kiek skirtingų bokštelių gali pastatyti algis, turėdamas 2 laisvus mėlynus kubelius? Kaip matote, visi klausimai pilnai yra formuluojami. Kodėl taip daroma? Dėl to, kad mokinių verbalinis mąstymas, verbalinis matematinis mąstymas ugdytųsi, kad jie tikrai suprastų, ką jie daro. Žinot, aš nežinau toliau. Aš ne matematikė. Aš toliau neskaičiavau, nes čia kas prasideda skaičiavimas arba dėliojimas. Jeigu tai pavyzdžiui būtų, nežinau, kokia 4-okai pradinė mokykla, puikiausiai šitokį uždavinį galėtum spręsti, mano galva. Taip, tai jie turėtų tuos kubelius dėliotis dabar, kad atsakytų. Kubelius, spalvas, kokius nors daiktus skirtingus, 2. Kiek jų ten būtų? 5 ir 6. Tada galbūt formulė kažkokia yra aukštesnėse klasėse, nežinau tikrai. Viskas. Bet tiek aš galiu išspręsti, analizuodama tekstą, skaitydama tekstą. Mokiniai lygiai taip pat turėtų tokius tekstus taip analizuoti klausimų, atsakymų būdu. Aš keliu klausimus tekstui ir atsakau jiems. Čia galima tokį uždavinį duoti. Kelkite tekstui klausimus, taip, kad suprastumėte jį. Gerai. Kita strategija. Kitas uždavinys. Čia yra iš visos tyrimo, skaitykime jį. Na ką ten skaityti? Pirmiausia, pasižiūrim be abejo. Matome, kad tai yra kas? Baltijos jūra, čia su valstybėmis, kurios yra paryškintos. Čia yra ES valstybė juoda, pilka ne ES valstybė. Yra valstybės ir paraiškų skaičiai. Noriu pasakyti, kad mums A daliai, pirmai daliai, visiškai nereikės šitos lentelės. Taigi dabar paskaitykime. Baltijos jūra skalauja 9 valstybių krantus. 8 valstybės iš jų yra ES narės. Šių 9 valstybių mokiniai teikė paraiškas dalyvauti vasaros stovykloje. Lentelėje surašyta, iš kokių šalių ir kiek paraiškų buvo gauta. Gerai, lentelė duota. Dabar A dalis, kur tos lentelės, kaip sakiau, nereikia. Kurią visų su Baltijos jūra besiribojančių valstybių skaičiaus dalį sudaro ES valstybės. Uždusau, kol perskaičiau, koks ilgas sakinys. Ir kaip sunku mokiniams iš karto jį suprasti, praktiškai net neįmanoma. Ir štai yra 4 pasirenkamieji variantai. Tai jau jeigu atspėti reikia, na tai spėti. Gal 1 iš 8, gal 8, na nežinau, gal 8 iš 9. Sunku. Man sunku, man geriau.
Kol aš nesuprantu, dar gerai. Analizuoti tekstą. Analizuokimės. Klausimo analizė frazavimo būdu. Frazavimo. Taip, mes skaidom frazes, tai frazuojam. Štai klausimas yra, kurią visų su Baltijos jūra besiribojančių valstybių skaičiaus dalį sudaro ES valstybės. Ką mes suprantam? Mes suprantam, kad su Baltijos jūra ribojasi valstybės. Taip, rodo šitas sakinys, tai mes matome taip pat ir paveiksliuke. Gerai, toliau yra visos valstybės, sakom, kad yra visos, yra ES valstybės. Taip. Dabar kurią skaičiaus dalį sudaro ES valstybės? Štai mes sufrazavom. Pasidarė tas sakinys aiškus. Mes suskaidėme šitą sudėtingą sakinį į frazeles, kurias mums lengva suprasti ir kurios yra tikslios pagal šitą klausimą. Jos negali būti tarsi trupučiuką tik tai, kiek panašios. Tiksliai frazuojam šitą klausimą. Toliau imam reikalingą informaciją iš teksto. Kamgi jis ten reikalingas tas tekstas? Yra visos valstybės, tai kiek tos visos valstybės? 9. Bendras skaičius. 9 valstybės ribojasi su Baltijos jūra. O 8 iš jų tai iš ko? 8 iš 9 yra ES valstybės. 8 iš 9. Matematiškai tinkamas atsakymas yra D. Taip, 8/9. 8 iš 9. Tai gudrus mokinys iš karto šaus 8/9, ar ne, 8 iš 9. Bet tam, kuriam reikia skaityti ir suprasti, tam reikia štai šitokių paaiškinimų, kad klausimą galima frazuoti, o kitą uždavinį sprendžiant, sudėtingesnį uždavinį sprendžiant ir puikiam, geram mokiniui reikės frazavimo būdo. Taigi, verta supažindinti su klausimo analizė frazavimo būdu. Matematikoje tai labai dažnai prireikia šitos strategijos. Kitas pavyzdys, kita strategija. Taip, štai yra paveikslas. Taip. Ir ką reikia padaryti? Paveiksle pavaizduota, kaip per parą keitėsi deguonies koncentracija vienoje iš Baltijos jūros įlankų. Kokia buvo deguonies koncentracija 17 valandą? Užrašykite laiko intervalus, kuomet deguonies koncentracija didėjo. Taip, paaiškinta pirmojų sakinių, kas čia vaizduojama šitai diagramai ir duoti 2 klausimai. Tai mes tai turim suprasti pirmiausia, kokie čia tekstai. Taip, čia paaiškinimas, čia 2 klausimai. Diagrama, kurią mes jau pamatėm, užmetėm akį, dabar pasiaiškinkim, kas čia yra. Čia yra kas? Paros laikas valandomis, 4, 8, 12, 16, 24. 24 valandos yra para, ar ne? Bet mes matom, kad čia ne visos valandos surašytos, taip jau, ar ne? Bet kas 4, 12, 16, 20, 24. O čia bus pakankamai 21, 22, 23, taip. Vadinasi, vienas tarpelis, 1 valanda. Tai taip supratom, kad čia valandos? Jau supratom, kad valandos. Taip reikia analizuotis. Dabar deguonies koncentracija, miligramai litre. Taip, tai nuo 0 iki 7 čia maždaug. Bet nieks nepasiekia, va čia aukščiausia koncentracija, va čia žemiausia. O ko mūsų klausia? Kokia buvo deguonies koncentracija 17 valandų? 17 tai kur? 16 plus 1. Va čia kylame, ar ne, iki štai šito taško. Ir tada, ką dar žiūrim? Štai, deguonies koncentracija 4. Gerai. Atsakėm į pirmą klausimą. Taip. Mes susiejom žodinę ir grafinę informaciją. Mes supratom, ką? Esminė informacija. Paveiksle pavaizduota, kaip per parą keitėsi deguonies koncentracija vienoje iš Baltijos jūros įlankų. Ir skaitėme grafiką. Štai čia parašiau, kaip mes skaitėme grafiką. Horizontalioji ašis nurodė valandas, kiekvienas brūkšnelis atitinka 1 valandą, sužinojome iš grafiko. Deguonies koncentracija vaizduoja vertikalioji ašis, kairė vaizduoja kitimą, visą tai supratome ir kokia koncentracija buvo 17 valandą, mes jau nustatėme. Dabar
Antras klausimas. Reikia užrašyti laiko intervalus, kuomet deguonies koncentracija didėja. Taigi mes pirmiausia nustatom vietas, kur kreiviai kyla, o yra du kilimai. Pirmas didesnis ir antras toks mažesnis. Nuo ko kyla? Tai čia ne visai tikslu, ar ne? Reikės gerokai įsižiūrėti, nuo ko kyla. Dabar nustatom tikslų pirmo kreivės kilimo tašką. Paros laiko ašyje tai atitinka kur, taip, žiūrim, 3 valandą. 3 valandą, taip. Tada aukščiausias taškas, kur yra, matom, ties 12. Ir užrašom intervalas 3-12. Lyg ir taip užrašom intervalą. Nustatome tikslų antro kreivės kilimo tašką. Čia nuo 21 iki 24 ir užrašom. Nuo 21 iki 24. Ką mes čia darėm? Mes siejam prozos, vadinamai prozos tekstą, taip, žodžiais parašytą tekstą su grafiku. Grafiką išsiaiškinom ir radom, kas ten parašyta. Ir galėjom ką padaryti? Žodžiais paaiškinti, kągi mes čia darom. Ketvirtas pavyzdys yra štai koks, labai paprastas. Jūroje vėjuota, remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis, atsakykite į tolesnius klausimus. Na čia vėjo greitis, vėjo stiprumas. Kokio stiprumo pūtė vėjas, jo greitis buvo 54 km per valandą. Irgi, kaip matom, yra 4 pasirenkamieji atsakymai. Stiprus, beveik audra, štormas. Gerai. Lentelės duomenų supratimas. Lentelė paprastutė, klasė, net neįsivaizduoju kokie, gal kokie 4 ir 5, jūs geriau žinote. Dabar skaitydami tekstą nustatome, ką reikia analizuoti. Jūroje vėjuota remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis. Vadinasi, iš lentelės turėsim imti duomenis ir atsakyti į klausimus. Taip. 2 skiltys yra lentelėje. Susipažįstam su lentelė. Lentelę reikia analizuoti. Ne šiaip tekstą skaityti ir kažką iš lentelės pasiimti. Maždaug. Čia galima maždaug pasiimti suprantančiam žmogui. Netgi gudresniam mokiniui labai greitai jis ras tą intervalą, kuris tinka. Bet reikalas tas, kad reikia mokytis, ko mes čia dabar mokomės. Skaitymo strategijos. Sudėtingesniam dalykui. Čia yra tiesiog modeliukas. Taigi, Pirma lentelė, ką rodo? Skaičiais rodo kilometrus per valandą vėjo greitį. Gerai. Antra lentelė, žodžiais apibūdina vėjo stiprumą. Skaičiai pateikti intervalais nuo iki. Štai intervalai. Taip. Ir tikslaus skaičiaus reikės kur ieškoti tame intervale. Na taigi ir ieškom. Kokio stiprumo pūtė vėjas, jei greitis buvo 54 km per valandą? Tai kuri lentelės skiltis bus pagrindinė. Atsakant į šitą klausimą, be abejo, su vėjo greičiais. Visą laiką reikia žiūrėti, kuris skiltis pagrindinė. Na gerai, kad čia tik tai bus daugiau. Taigi, vėjo greitis. Ir randam, kuriam intervale 54 yra. Taigi, nuo 51 iki 62 žiūrint, čia yra 54. Vadinasi, kas bus beveik audra. Kokį vėjo stiprumą atitinka tas intervalas? Beveik audra. Štai kaip analizuojame lentelę. Nemanau, kad labai daug strategijų būtų matematikos uždavinių sprendžiant, kadangi, kaip pasakiau, pati pagrindinė strategija yra skaitymas dar kartą, bet skaityti dar kartą padeda štai tokie dalykai. Padeda frazavimas, padeda siejimas lentelės su tekstu, grafiko su tekstu ir lentelės bei grafikų skaitymo įgūdžiai. Čia irgi yra skaitymo įgūdžiai. Apibendrindama galiu dar kartą akcentuoti štai kokius dalykus. Kad mokinys turi pamažu interiorizuoti, kaip sakoma, įsisavinti mąstymo, problemų sprendimų būdus ir užduočių atlikimo strategijas. Matematikos pamokose jis tai daro su matematikos problemomis ir matematikos užduočių atlikimo strategijomis. Niekur kitur, kitoj pamokoje jis neišmoks skaityti matematikos tekstų.
Turinio ir raštingumo priklausomybė yra abipusė ir labai stipri. Turinys būtinas pagrindas raštingumui plėtotis, o raštingumas neatsiejamas nuo pasiekimų turinio srityje. Jeigu norime, kad mokiniai geriau išmanytų matematiką, mes tą dalykinį raštingumą ir ugdykime. Ne tik tai formulių rašymą, skaitymą, skaičiavimą, bet ir verbalizavimą, ką mes darom, kodėl darom, kaip mes randam atsakymą. Raštingumas neatsiejamas nuo pasiekimų turinio srityje. Kaip mokytojas gali suprasti, ką apie strategijas, skaitymo strategijas? Jūs gal ir daugiau rasite matematikai, tokių matematinių skaitymo strategijų, kurių niekas kitas, tik matematikai gali atrasti. Kaip? Pirmiausia, užduokite savo klausimus apie tai, kaip jūs patys mąstote. Taip jūs įgysite tokių mąstymo įgūdžių, kaip aš pats mąstau. Jūs tiesiog pasižiūrite į save iš šalies. Ir tokie dalykai, pasižiūrėjimas į save, į matematikos mokytoją, mokslininką iš šalies ir tiesiog užsirašymas savo mąstymo procesų, jūs turite garsiai mąstyti, žodžiais pasakyti, ką jūs ten darote. Ne formulėmis prašyti, bet žodžiais. Prašykit formulės, brėžkit savo grafikus, bet sakykite, ką darote. Užsirašinėkite mąstymo eigą ir tos mąstymo eigos kaip strategijos. Mokykit savo mokinius. Dažnai mokytojai, kurie aukštesnėse klasėse dirba, mano, kad čia savaime suprantamas dalykas. Niekas nėra savaime suprantama. Tai jums suprantama, nes jūs esate matematikai, jūs dantis pravalgė savo matematikoje. O vaikui, jeigu dar jis tai praleido kažką, tai visai niekas nesuprantama, kur čia kaip reikia žiūrėti. Taigi, kai užsirašysite mąstymo eigą, labai elementariai, jūsų mokiniai daug geriau išmoks, nes jūs mokysite juos mąstymo ir skaitymo strategijų. Visuminio požiūrio kalba metmenys sako, kalbos kaip dalyko moko kalbų mokytojai. Gramatikos, rašybos, skyrybos, stiliaus dalykų. O kalbos kituose dalykuose moko kitų dalykų mokytojai. Turinį išmanyti, prasmę dalyko suprasti, reikia mokyti dalykų mokytojus. Šitai dirbdami ranka rankon mes pasieksime tai, kad aukštesnieji mąstymo gebėjimai lavės ir bendrasis mokinių raštingumas gerės. Sėkmės mums visiems.